drop. Whoa, you know they get it jumping like this. Look, anything I touch is go, they call me Mighty Sight. Pull up to the function and I get it right. Just follow the boy, I got it light, then I'm feeling I'm chosen. If I break a record, bet that record. Sveiki, aš sveikinuosi su jumis iš Lietuvos ir Baltijos šalių drago čempionatą, kur prie starto linijos yra išsirikiavę daug automobilių, o čia jau vyksta varžybos. Visą šeštadienį kvalifikaciniai važiavimai, sekmadienį mūsų laukia finalai ir šie greičiausi automobiliai taipogi varžysis ir su lėktuvais. Laukia įdomus ir karštas savaitgalis. Turime RHS tuninguotų automobilių parodą, taipogi nueisim, apsižvalgysim, kas ten vyksta. Turime Crown palapinės ir vykdomas jų iniciatyvas. Aš esu Julius, atstovauju Drago mediją ir Crowno komandą taipogi. Aš savo ruoštų pabandysiu pakalbinti kuo daugiau Drago atstovų, taipogi žmonių iš tuningo parodos, mūsų partnerių ir draugų. Eime pasižiūrėti, kaip visa tai vyksta iš arčiau. Tai pasižiūrėk, kokie susidarė eilė, visi ruošiasi kvalifikaciniams važiavimams, o aš matau gerai žinomą Drago bendruomeniai veidą, Egidijų Valutį, sveikas gyvas. Labukas. Kaip esi pasiruošęs Dragui, kokie šio metų tavo tikslai? Šių metų tikslas jau padarytas Švedijai, tai buvo įvažiuoti 10 sekundžių su šiuo automobiliu, tai tą padarėm, o čia Aleksote tiesiog gerai laiką leidžiam ir tikimės, kad nors pasiekti. Aš mačiau, tu keliauji per visą pasaulį, aplankai daug įvairių Drago varžybų. Papasakok trumpai, koks skirtumai lygiai tarp mūsų renginių Drago ir užsienį vykstančių? Mes dabar daugiausiai važiuojam į Švediją, į Kjulas trasą, kurią atradome prieš porą metų. Tai didžiausias skirtumas, kad jinai yra ruošta trasa. Tai yra gumuota trasa, kur yra sukibimas, kur tu gali pilną jėgą startuoti ir dar jėgos pritrūksta. O čia mes atvažiavę ant šitos neparuoštos trasos prisukinėjam galę, kad tik rasti tą sukibimą. Tai va, tai ir skirtumas. Žodžiu, trasos paruošimas tokio pobūdžio varžyboms turi labai daug įtakos. Be galo daug. Tai didžiausia įtaka ir yra. Matau, kad dirbi ir su jaunimu, kuris taipogi domisi Dragu, kaip vyksta tie edukaciniai dalykai su mažaisiais žmogeliukais. Man labai pasisekė, mano abiem vaikam labai patinka Dragas ir pernai metais mes pirmą kartą nupirkom juniorą. Šiais metais bevažiuoja tik tai dukra, nes sūnus išaugo. Sūnus laukia, kol galės vairuoti automobilį rimtą jau. Kur bus galima tave pamatyti šią vasarą? Šią vasarą būsime Kauno šou. Žadam taip, ne? Būsim Druskininkose American Spirit, kas iš renginių, o toliau tai Aleksote kitas etapas. Toliau važiuosim į Švediją lenktyniauti ir visą vasarą pilna renginių. Puikiai, linkiu tau sėkmės. Geras šitas projektas, įspūdingas automobiliukas Donatai, American Spirit, labą dieną. Aš sutikau žmogų, kuris organizuoja ir Vilnius Auto Show renginį, ir American Spirit, ir begalę kitų. Ką čia veiki, papasakok ir kas šiuo metu vyksta. Aš esu kaip Drago dalyvis Olego Helkato komandai, mechanikas, o atvykom ne tik dėl to ir teikti automobilį, kurį Vilniaus Auto Show pralaimėjome. Kaip suprantu, šis žmogus laimėjo Dodge Charger automobilį Vilnius Auto Show renginyje. Ar tai yra tiesa? Taip, teisingai. Ar džiaugiatės prizu? Žinoma, tikrai esu laimingas, taip. Ką veiksite su šiuo automobiliu ateityje? Naudosimės, važiuosime. Tai reiškia, kad jūs bus galima pamatyti taipogi autokultūros renginiuose? Bus galima, taip. Puikiai, lauksime. Yeah, you know we about to do it too big. Being dog status, that's just how I live. Gotta get it how I live it, I do it. Put on for the city, got me feeling. Čia yra iš tiesų įvairiausių automobilių. Vienas iš jų yra Alfa Romeo. Kas galėjo patikėti, kad galima iš kėbulo Alfa Romeo sukonstruoti tokį dragsterį? Pasižiūrėkim, ką šis automobilis gali Drago trasoje. Įsivaizduoju, kad rezultatai, greitis ir garsas, kurį jis skleidžia, bus tikrai įspūdingi. Never like the next one. We ain't even got a flex,
Yeah, you know we Aš jaučiu, kad čia nelietuviškas projektas, pataisykit mane, jeigu aš klystu. Bet vienas iš tokių tikresnių dragsterių paprėgė visą parodą. Hey, turn this place up, yeah, I'm back in my bag. Got to no vision, won't stop till I crash. Got the tide, then we pack in. Just a movie anytime that I'm tapped in. Find me other way to the top, I ain't coming down, wait for the yeah. They'll be on the next one. Easy. They'll be Kas čia per projektas? Nauja mašina šiais metais Drago trasoje? Ta pati, tik tai perdažyta. Kas tai per automobilis? Tai yra Chevroletas Nova. Jūs liekėt su juo Švedijoje? Jo. Ką švedai mano apie Lietuvos autokultūrą ir tokius dragsterius lietuviškus? Nėra dragų. Nėra dragų Lietuvoje trasų. Trasa labai daug ką lemia. Taip, čia yra, paprastas kelias, paprastas asfaltas. Kokios techninės charakteristikos šito automobilio? Čia yra atmosferinis paprastas V8 motoras. Jisai turi 880 arklių jėgų. Be jokių turbo, be jokių nitro, be jokių kompresorių. they'll be on the next one. Easy. Never Na, matau, mūsų partneriai Fast Car Shop ruošiasi taipogi išvažiuoti į trasą Audi R8 ir Supercom klasė, kurioje 8,9 sekundžių indekse važiuoja šie automobiliai. Na, visa trijulė Audi R8 susirinko, vienas trasoje, kitas kaip tik yra šiuo metu programuojamas. Linkime mūsų partneriams sėkmės. too easy. You ain't gotta tell me. Too easy. Na, bet Drago taipogi turim ir RHS tuninguotų automobilių parodą, į kurią atvažiavome taipogi netuščiomis. Paruošėm projektą popkornais, apklijavome Audi. Ačiū labai kauniečiams Speed Styling ir Šarūnui Ramoškai, kuris paruošė tokį nuostabų dizainą. Iš tiesų idėja buvo labai įdomi, kaip BMW svilina padangas, taip šita Audi ir metalinis drakonas turi čirškinti popkorną. Make a billion a year. I'm on it, he on it, we on it, yeah. I be with the winners, only winners over here. Ay, 100, 200, 300, yeah. Ačiū Andriui Mikulskiui, vietinis Kauno drifto atstovas, kuris važiuoja su mumis visą sezoną Semi Pro lygoje. Taipogi mūsų draugai Noble, Irmantas, kuris mus visą laiką lydi kartu. Esame ne viename renginyje jau kartu dalyvavę. Linkėjimai Irmantui ir jo automobiliui. Billion a year. I'm on it, he on it, we on it, yeah. I be with the winners, only winners over here. Ay, 100, 200, 300, yeah. Tryna make a million. RHS parodoj sutikome mūsų draugus, tai yra Hot Roado klubo vadovas Egidijus. Sveikas, Egidijau. Malonu, malonu. Jau 22 ar 3 metus šis klubas vieningai Kaune. Vienas iš didžiausių, renkasi praktiškai visuose vietiniuose renginiuose Hot Roado klubą. Taipogi pamatysite ir mūsų renginį Crown Kaunas Auto Show. Ay, 100, 200, 300, yeah. Tryna make a billion a year. I'm on it, he on it. Vienas iš naujų projektų Hot Roado klube, tai yra Arvio rankomis padarytas Ford Ranchero patina. Kaip sugalvojai šį projektą? Todėl, kad greitai ir įdomiai atrodo automobilis. Per kiek laiko jį paruošė? Nu taip, jeigu dirbtai apie 2 savaitės ir gali lėkti. Tu jau antrą Ford Ranchero darai, kodėl tau taip patinka šis automobilis? Nu išskirtinis, daug tokių gatvėje nesutiksi. Koks planas ateities, koks likimas šio automobilio? Pasidžiaugti, parduoti ir eilėje stovi šiam 6 metų Ford Ranchero. Dar vienas Ranchero, žodžiu, šis žmogus yra Ranchero fanas. We on it, we on it, yeah. If you ain't about your bag, better get about it, yeah. Did it get to the bag? Secure the bag. Dar vienas Hot Road klubo narys ir įdomus jo projektas. Kas čia per automobilis? Fiat 126, Maliuk. Kodėl tokį projektą pasirinkai? Ką žinau, vaikystės gal svajonė. Kuo šiaip užsiemi gyvenimus? Aš siūnu automobilių sėdynės. Siuvėjas. Automobilių interjero darbščiosios rankos. Jo, tikrai taip. Get to the bag. I just get to the. Svečiuojamės prie Kauno technologijų mokymo centro automobiliuko. Kas tai per projektas ir kiek jis laiko truko? Tai vadinamas low cost automobilis, savos gamybos.
pradėtas gaminti 2010 metais garaže. Ir jūs patys savo rankom visą tai sukonstravot vardan renginių ir autokultūros? Galima sakyti taip. Ką labiau sakyčiau dėl savo realizavimo. Kuo jūs užsiemate gyvenime, kad įgyvendinate savo rankomis tokius projektus? Anksčiau dirbau servise kaip mechanikas, o dabar esu mokytojas. Mokytojai Kauno technologijų centre konstruoja tokius automobilius, kuriuos galima pamatyti drage. Ačiū Jums, sėkmės. Get to the bag. You ain't about your bag, better get up out of here. Get to the bag. I just get to the bag. Taipogi prie mūsų palapinės kalbiname žmonės, dalinamės emocijom, pardavinėjam Crown produkciją ir pristatinėjam keturatį. Keturatis yra mūsų pagrindinis renginio prizas. Rugsėjo 5 dieną tradiciškai 3 metai iš eilės organizuojame Crown Kaunas Auto Show renginį, į kurį kviečiame ir jūs. Atvykit, mūsų pagrindiniai partneriai Martino Technika yra paruošusi visiškai naują keturatį, kurį įteiks tiesiog vienam žiūrovui. Todėl rugsėjo 5 dieną lauksime jūsų Kaune Expo akademijoje. Laidrago dievai ant manęs nepyksta, aš pareklamau šį renginį jų renginyje su jų leidimu, o mes keliaujam toliau žiūrėti, kas čia vyksta. Na, o koks dragas be motociklų? Kalbinu Edviną, papasakok daugiau apie savo motociklą. Sveiki, Turbo Hayabusa, galia 310, tikrai pakanka galios, bet trasa, kadangi yra nepadengta guma, tai šiek tiek sunkiau važiuoti, dėl to, kad sukibimo gero nėra. Tai stengiuosi kažkaip balansuoti, atrasti viduriuką, kad gerai pravažiuoti, bet šiaip neblogai. Ačiū tau, linkime kuo geriausios sėkmės drago trasų. See your back jump, the speakers in the back thump so hard it's like a Mack truck. Just hit you from the side, spit that fox, you get wrapped up. Look so fine, got me wishing there were two of you. It's alright, the intention's nothing new to you. Text me like you know just what I can do to you. So why you trying to ghost and do the most? Now baby, who are you? I need you by my side so I can let go. Let go. 'Cause every time you're gone, I feel your echo. Echo. I need you by my side so I can let go. Let go. 'Cause every time you're gone, I feel your echo. Echo. I feel it. I feel it. Tai dragas įsibėgėjo kaip ir vasarą, linkiu visiems nesėdėti namuose. Keliaukite į renginius, būkite aktyvūs, dalyvaukite, autokultūra, kaip matot Lietuvoje, kyla į viršų. Mes pasimatysime su jumis tradiciškai. Crown Kaunas Auto Show rugsėjo 5 dieną laukia jūsų svečiuose. Į šį renginį kviečiu ne tik kauniečius, bet ir visą Lietuvos autokultūrą, o kol kas atsisveikinu su jumis, linkime jums gerų emocijų, geros vasaros, mielieji, ir iki greito.